kad daugiau uždirbti investuoti daugiau nėra vienintelė opcija. Pavyzdys labai paprastas. Jeigu, sakykime, S&P 500 indeksas, jo pasyviai valdomas fondas, per savaitę nuo naujojo JAV prezidento išrinkimo šoktelėjo vertė 5 procentais, tie, kas buvo suinvestavę 1000 eurų, turėtų 50 eurų prieaugį. Tie, kas suinvestavę 2100 eurų prieaugį, ir tie, kas suinvestavę 3150 eurų prieaugį. Tai šiame video parodysiu, kaip galima turėti 150 eurų prieaugį, suinvestavus ne 3000, o 1000 eurų, arba turėti 50 eurų prieaugį, suinvestavus 333 eurus. Bet iškart perspėju, svertiniai fondai, kuriuos šiandien pristatysiu, bus 2-3 kartus labiau rizikingesni negu paprasti fondai. Pavyzdžiui, jeigu turim paprastą S&P 500 fondą ir jis turi savo būdingą volatilumą, kiek svyruoja vertė, tai trigubos sverto S&P 500 fondas vertė gali svyruoti ir kiek daugiau nei 3 kartus tiek į teigiamą pusę, tiek į neigiamą. Tai jeigu šiuo perspėjimu jūsų neišgąsdinau ir jums smalsu sužinoti kiek daugiau apie rizikingesnius, bet tuo pačiu ir potencialiai pelningesnius fondus, bei pamatyti jų pavyzdžius, bei kaip galima į juos investuoti, pradedant $10. Žiūrėkite video iki galo, spustelkite like mygtuką ir ant varpelio, jeigu nesate to dar padarę, užtruksite kelias sekundės, bet labai stipriai padėsite šiam kanalui augti ir kaip padėka už šią skirtą akimirką jūsų gyvenimo, čia kortelėje dalinuosi savo labai daug procentų metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokančių investicijų portfelio detalių aprašymų. Tai bus nekilnojamo turto sektorius, verslo vystymo kompanijos, kokios akcijos yra vienur ir kitur ir kokie pasirinkimo sandorio fondai. Ačiū Jums ir pradėsiu nuo trumpos padėkos šio edukacinio video rėmėjų socialinio investavimo platformą eToro, kurie suteikia galimybę tiek pradedančiam, tiek pažengusiam investuotojui investuoti į akcijas, ETF'us ir kitas priemonės mažomis sumomis ir be komisinių mokesčių. Ir norintiems investuoti kaip profesionalai, bet neturintiems laiko, suteikia galimybę vieno mygtuko paspaudimu ir nemokamai investuoti kopijuojant geriausių iš daugiau nei 35 milijonų vartotojų investicijų portfelius arba profesionalių investicijų valytojų sudarytus ir prižiūrimus skirtingų tematikų investicinius portfelius. Ačiū eToro už šio edukacinio turinio rėmimą ir grįžtame prie svertinių ETF. Čia nebus video apie prekybą su svertu, kai skolinamės pas brokerį pinigus už dviženklės metinės palūkanos ir tuos pinigus investuojame, tikėdamėsi nesudeginti savo investicijų portfelio. Nepamiršiu kolego žodžių, visi investuojantys su svertu yra sudeginę bent vieną portfelį. Mano atsakymas buvo, pas mane viskas apskaičiuota. Ir viskas buvo apskaičiuota, pakol nesudegė. Tai čia ne apie tokį investavimą. Šiame video parodysiu biržoje prekiavimus fondus, ETF'us, kuriuose viskas iš tiesų yra apskaičiuota profesionalų, kurių pagrindinis ir full-time darbas yra valdyti investicijas ir kur privalo būti ir yra užtikrinami atitinkami likvidumai, kad fondai atitiktų reglamentus, kad galėtų būti prieinami fiziniam investuotojui, neprofesionaliam fiziniam investuotojui. Tai toliau gan greitai 9 svertiniai ETF'ai ir į kiekvieną iš jų galima pradėti investuoti nuo $10. S&P 500 trigubos sverto ETF'as trumpiniu SPXL per pastaruosius metus plus 92%, aukso, bet ne visai aukso, o aukso kasėjų, tai kompanijos, kurios verčiasi aukso gavybą ir dar dirba su auksu, dvigubos svertų fondas per metus 41,5%, toks augimas. Jeigu būtų ne dvigubo, trigubo sverto fondas, tai būtų apie 60%. Energetikos sektoriaus dvigubos sverto fondas 22,29% per metus, bet į energetikos sektorių retas, kas investuoja siekiant stipriau auginti savo kapitalą, dažniausiai apsaugant savo kapitalą. Puslaidininkių trigubos sverto ETF'as 18,88%. Nelabai komentuosiu, tai gan specifinis sektorius ir volatilus. Smulkios kapitalizacijos biržoje prekiaujamų akcijų trigubos sverto fondas, tai kompanijų akcijos, kurios yra dar mažos ir tikėtina augančios. Plus 76,41%. Dažniausiai small cap įmonių fondai auga labiau po rinkos korekcijos negu stambios kapitalizacijos kompanijų fondai, pavyzdžiui, S&P 500, bet ir krenta labiau vertė vykstant korekcijai. Finansų sektorius, ir čia nekalbame apie kriptosferą, bet šis trigubos sverto fondas per metus turi 142,72% prieaugį. Trigubos sverto Aerospace ir gynybos svertinis fondas plus 82,02%, Kinijos rinkos trigubos sverto fondas 8,2%, tiek paaugo vertė per metus, nieko stebėtino, bent jau žinant, kas ten vyksta, ir biotechnologijų trigubos sverto fondas plus 57,57% per metus. Dabar kaip investuoti į šiuos fondus? Šie fondai yra JAV fondai, dėl to investavimas europiečiams juos yra kiek apsunkintas, bet nėra neįmanomas. Jeigu jums svarbu turėti vertybinių popierių registruotą savo vardu, jums reikės pirkti fondo vienetus
pilnais vienetais už tiek, kiek jie kainuoja šiuo metu. Antra, jums reikės būti profesionaliu investuotoju, kad jums būtų suteikta teisė prekiauti JAF ETF-ais, nes teorija yra tokia, kadangi fondai nėra europiniai ir sukurti laikantis JAF reglamentų, kurie skiriasi nuo ES reglamentų, dėl to jie gali kažko netitikti ar gali būti nesuprasti paprasto asmens, dėl to turėtų būti prieinami tik profesionalams. Eilinio amerikiečių galbūt, bet europiečių bus per rizikinga. Tai logika tokia. Na, arba reikėtų surasti, kas galėtų nupirkti vertybinių popierių ir perregistruoti juos jūsų vardu, tai padovanotų neatlygintinai. Jeigu šie variantai jums netinkami ir ar jums nesvarbu, ar vertybinį popierį registruoti jūsų vardu, yra paprastesnis kelias pirkti vadinamus CFD ir dabar bus kiek techninių dalykų, pažadu pateikti juos labai paprastą kalbą ir aiškiai ir kiek schematiškai pabraižant, nes iš esmės šis būdas gali būti daug paprastesnis ir lankstesnis investuoti į JAF ETF-us. Tai sakykime, klasikinis būdas įsigyti vertybinius popierius mums nėra prieinamas, bet norime uždirbti investuojant į JAF ETF-us. Tai mes pervedame pinigus brokeriui ir perkame ne biržoje prekiavimo fondo vienetus, o perkame tų šio video kontekste minėtus vertybinių ETF-ų kainoms prilygintus CFD, kas lietuviškai būtų kainos skirtumo sandoriai. Patys fondo vienetai lieka brokerio, kurio kainos skirtumo sandorius jisai mums parduoda. Kai kinta ETF-ų kainos, identiškai taip pat kinta ir šių ETF-ų CFD kainos, kas reiškia mes CFD perkame ir parduodame identiškai už tiek pat, kiek ir kainuoja pats ETF-as. Tik neprivaloma pirkti ETF-ų už pilną kainą pilnais vienetais. Pavyzdžiui, anksčiau minėto S&P 500 trigubos sverto ETF-o kaina yra $174.50. Tai jeigu mes norime, mes galime investuoti lygiai $10, kas būtų CFD maždaug 500 šio fondo vieneto. Tai jeigu mes norime, mes galime investuoti lygiai $10, kas būtų CFD kontraktų maždaug lygų 500 šio fondo vieneto. Ir investuoti naudojant CFD galime cento tikslumu, kas suteikia galimybę labai stipriai diversifikuoti savo investicijas. 100 eurų galima suinvestuoti į 10 skirtingų kompanijų ar fondų po lygiai vietoj to, kad pirkti vieną vertybinį popierių, kurio kaina yra 100 eurų. CFD dažniausiai yra naudojami spekuliaciniais tikslais, reidinant, prekiaujant su svertu ar shortinant investicijas, bet galima juos naudoti ir paprastiems tikslams. Jeigu pradėsite domėtis plačiau apie CFD, galite rasti informacijos, kad naudojant CFD atsiranda papildomi mokesčiai, kurie gali būti dideli ir panašiai. Tai ne, šie papildomi mokesčiai atsiranda tuomet, jeigu jūs norėsite investuoti su svertu, vadinamu leverage, arba shortinti atitinkamas pozicijas. Jeigu jūs sverto su CFD nenaudosite ir nieko nešortinsite, tai papildomų mokesčių ir nebus. O aš ir nepatariu naudoti savarankiškai sverto ir shortinti, nebent tikrai suprantate, ką darote. Bet aš irgi kažkada buvau viską supratęs ir apskaičiavęs. Aš investuoju naudojant CFD ir tai darau per eToro brokerį, jisai netaiko investavimo mokesčių, uždirba pinigus iš valiutos konvertavimo ir iš spredo, kas yra skirtumas tarp investicijų pirkimo ir pardavimo kainos. Čia kaip su valiutos konvertavimu yra valiutos pirkimo ir pardavimo kainos, taip ir su investicijomis. Ir uždirba iš tų, kas skolinasi pinigus prekiauti su svertu ir shortinti kompanijų akcijas arba fondo akcijas. Jeigu dar neturite paskyros, video aprašyme rasite vardinę registracijos nuorodą, su kuria registruojantis gausite jų elektroniniai knygai, kaip būti geresnių investuotojų ir galimai aš uždirbsiu nedidelį komisinį atlygį. Jeigu jūs domina pasyvios pajamos, čia dalinuosi savo 34% metinių palūkanų kiekvieną mėnesį išmokančių investicijų portfelio apžvalgą, kuris susidaro iš investicijų nekilnojamo turto kompanijos, verslo vystymo kompanijos ir pasirinkimo sandorių fondus. Ir čia rasite detalę step by step eToro registracijos ir naudojimosi instrukciją, paskyrą susikursite per 3 minutes. Sėkmingų investavimo ir pasimatome kaip visą pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.